Manau, jau atėjo metas atverti duris į paslapčių ir nesusipratimų kupiną kambarį kodiniu pavadinimu PMS. Taigi PMS tai prieš, per ir po menstruacinis sindromas. Jeigu tu galvoji, kad pačios svarbiausios datos yra tavo merginos gimtadienis, tavo būsimos uošvienės gimtadienis, jūsų pirmasis pasimatymas, tai tu labai klysti, nes pati svarbiausia data pasikartoja kiekvieną mielą mėnesį. Su kuom jums asocijuojasi 3 raidės – PMS? Nu, velnes, aš žinau, kad esu tai girdėjęs. Nuotaika kinta kas vos ne 5 minutės. Tai nuotaikų kaita turbūt dažniausiai. Dirglumas ir zlumas, priekabiavimas. Pradeda keistai elgtis, reaguoti agresyviau negu įprastai. Taip, pas moteris mačiau ne kartą. Labai padeda papirkinėjimas. Visą laiką reikia turėti su savim kokį nors šokoladuką. Prieš koduojasi. Įsidėmėkite, mėlyjei mokiniai. P. Pradėk. M. Mane. S. Stebėti. Nu, kaip tu? Gerai! Labai gerai! Pirmieji požymiai, kad prasideda priešmenstruacinis sindromas. Merginos tašė daug skanumynų. Nemotyvuoti pirkiniai. Ir žinoma begalės vienkartinių servetėlių. Juk niekada negali žinoti, kada susigraudinsi. Tu labai graži. Permenstruacinis sindromas koduojasi. Patylėk, meilikauk, slėpkis. Arba pamiršk, mielasis, seksą. Kuom šaukia, tom atsiliepiu. Gal pataikauti ten biškiai, bet tai ten komplementus specialiai sakyti, kam tai reikia. Jie supranta tą dalyką ir jie tada arba nelenda į akis, arba tiesiog kažką jau, ten pasakais, kažką, gerai, taip, ir viskas, daugiau nieko. Kaprizus paisyti, gal ką nors malonaus tą dieną. Aš manau, kad vyras turėtų tokią atramą duoti moteriai. Kartais padeda labai anekdotai. Mes nesam telepatai. Mes norim žinoti, jeigu kažkas netvarkoja arba kažką. Mes netaip darom ir panašiai. 100% garantas tai jau atėjo. O mes turim pieno? Ką? Liek ant manęs. Neliesk jos! Ačiū. Tu gal žinai, kiek valandų? Tau nuobodu su manim? Aš tau stora, aš tau negraži, aš tau kiaulė? Aš daug valgau? Tu nori mane palikti? Suprask, tiesiog vis dar tai tęsiasi. Tu pasakyk jai kokį komplimentą. Tu labai graži. Tavo akis nuostabios. Ant kiek? Tu labai liekna. Tu ant tiek va graži va. O, liekna? Tu labai liekna. Tau... O. Gerai. Apkabink. Man šalta. Pasakysi, kiek valandų? Na kągi, ir priartėjome prie paskutinio mūsų punkto po menstruacinių sindromų. Pagaliau mes saugus.
Labai svarbu. Iki kito karto. Kai aš tau paskambinu, tu nepakeli ragelio, man nereikia nieko kito. Tiesiog, kai tu kitąsyk pamatysi praleistų skambutį, tiesiog man atskambink, nes aš tai visada tau atskambinu, jeigu, pavyzdžiui, nepakeliu ragelio. Arba kitas dalykas. Kodėl mano draugė, pavyzdžiui, pamato mane ir iškart supranta, kad man yra negerai. O kodėl tu niekada negali to suprasti? Arba kad tau taip sunku prabūtis pamačius mane nepasidaužyti, tiesiog paimti ir pasakyti, kad aš esu graži ir be dažų. Nes kitąsyk, kai aš paskui 3 valandas dažuosi, tu man sakai greičiau. Tai aš tada nebežinau, ką man daryti. O kodėl, pavyzdžiui, aš viena turiu siurbliuoti? Kodėl tu negali dviese? Mes kartu, pavyzdžiui, paimtumėm siurblį ir siurbliuotumėm abu kartu. O kodėl, pavyzdžiui... Kas tau yra? Nebijok. Čia nesmenybė susidvėjimas. Sveikinu, jai praėjo PMS-as. Nu, tai ko tu bijai? Viskas bus gerai. Ir nepamirškite, kad šis ciklas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai kaip užburtas ratas. Kuris sukasi ir sukasi. Sukasi ir sukasi. Vienoj, kitoje vietoje. Vis sukasi ir sukasi. Va. Sukasi. Toks yra gyvenimas.